Pirmadienis. Pasižiūrim. Šiandien tai kažkoks keistas rytas. Žiauriai keisti žmonės, keisti naujų žmonių arba nematytų. Jeigu sakyčiau, kad sapnuoju, tai tada būtų viskas okei. Čia lauke stovi žmonės už skersgatvių su šunim 4 valandą. Nežinau, žiauriai keisti viskas atrodo. Savaitė kaip nerūkau elektroninės cigaretės ir žinokit, kaip dabar įvardinkim skalę potraukio, būtų 4, 3-4 iš 10. Aš skaičiau geras rezultatas. Jeigu taip ir toliau, labai viskas bus gerai. Mūsų musė padabinta kremu. Pirmadienis eina į pabaigą. Bandom. Antradienis. Labas rytas. Turbūt būčiau ir nesifilmavę šiandien, kaip sportuoju. Bet išeinant pamačiau trenerę, kuri matyt ką tik atsibudo, tik atėjo į darbą 5:36. Tai labai liūdno veido trenerė buvo. Aš galvoju, kad tas žmogus, kuris susikvietė 5:30 trenerė, yra arba labai drąsus, arba užuojautą treneriai. Blemba, taip sunku keltis. Jau geriau skaičiai tėvų būna bent biškį padorus. Čia baisu. Ir vėl panašu, kad tuščia. Visi išsikvėpė į rudenį. Šiandien prausiuos įdomiau. Trūksta rankšluosčio, bus be jo. Nieko. Kaip matot, 18, beveik 7 valandos. O kurgi mes? O mesgi esame darbe. Dirbam šiandien nuo 6, jau kiek čia, dabar 7 ir kažkada šuoliuosim namo. Bet jau matosi finišo tiesioji. Jeigu kiti galvoja, kad dar kalėdos už kalnų, tai mes dirbam tokiu grafiku, kad man atrodo, kad dabar yra pats kalėdų bumas ir po to pradės tik tai šiek tiek po truputį jau lėtės, per kalėdas bus tik tai galų užsidengimas. O tie galai, įdomu, kaip bus galai su svoriais po tokių stresų ir įtampų, kaip bus su nerūkimais. Kol kas nerūkyti labai puikiai sekasi, iš tikrųjų tai labai puikiai sekasi ir mes laikomės dantim ir nagais, mes įsikabinę laikomės savo idėjos, kad turim iškentėti. Labai bus įdomu pasižiūrėti, ar cholesteroliui kažką tai duos ar ne. Galbūt mėnuo per mažai, bet kokiu atveju įdomu pasižiūrėti. Žiauriai įdomu pasižiūrėti ir tada man nieks negalės paknist proto, kad aš nepabandžiau ir aš nežinau, kaip būtų, jeigu būtų. Tai va čia bus mėnuo, galbūt bus 2 ir bus aiški, ar tai kažką keičia, ar ne. Aš užbaigiu darbus ir šluoju namo, o susimatysim, nežinau, ar rytoj sportuoti nuoširdžiai. Ketvirtadienis, sportuoti neėjau, tai dabar pasisveriam, pasižiūrėsim, kur bus ir eisim peškom į darbą.
Nu ką, ketvirtadienio rytas, vėjuota, šluojam į darbą. Kaip ir sakiau vakar, kažkaip nusprendžiau, kad nenoriu šiandien nueiti pasportuoti. Kažkokia tai pačytinau, vieną dieną galima, ko ne, beveik 2 savaitės, kai svoris kaip prikaltas. Tiesiog nevalgau nieko, ko nereikia, valgau tikrai nedaug, bet ta prasme sočiai nėra taip, kad ten badauju, bet ne. Plius pusę kilogramo, minus pusę kilogramo, bet toliau niekaip. Pasižiūrėkim, gal čia koks stresiukas, gal dar kažką. Šitas pasivaikščiojimas irgi blogo neišeis. Gerai, pradedam ketvirtadienį, einam. Vėl bus darbų iki kaklo. Nebus laiko, kada galvot, kad ten kažko noriu ar nenoriu. Ketvirtadienis darbe. Pasižiūrimgi, ką turim valgyti. Kokia netikėta. Lašiša su bulvių koše. Jau pasilgau, jau gal kokias kelias dienas nevalgiau. Einam valgyti. Žodžiu, nemeluoju, šituos visada valgau. Tai jie batai, kurių ieškojau 2 metus. Tinkamos išmieros ieškojau 2 metus ir radau. Tai čia yra ne reklama, bet tai mano mėgiamiausi vasariniai batai. Nežinau, nedaug tokių pažįstų, kurie tokie patiktų, bet man tai buvo nuostabiausi batai. Atnešiau 5 metus ir su ašarom akyse išmečiau šiemet. Ir vėl nauji. Tobulesnių batų nėra. Ir į dirvą, ir į sodą, ir į darbą, ir į gamtą, ir į miestą. Žodžiu, nesunaikinami beveik. Nesunaikinami. Labai džiaugiuosi. Labiau nei svarstyklėm arba krentančių ar nekrentančių svorių. Penktadienio 7 valandos vakarą, žingsniuojam iš darbo namo. Palikau automobilį, nes vis tiek nerasiu kur kieme pasistatyti. Ką visą dieną tokia ir buvo. Tokie, kur bėgi griūni, kaip ir atsikėliau. Kaip visada tik be sporto, tai dar net anksčiau išvariau į darbą. Tai tokios dienos. Ir nelabai yra ką net parodyti video. Šiandien nuėjau į Maksimą ir nusipirkau 3 balandėlius ir sušlamšiu. Bet niekur nepasimetėm, per daug kažko tai nesmaguriaujam, nerūkyt nerūkom, tiksliau, rūkyt nerūkom. Viskas sava vaga. Važiuojam, dar savaitgalis, dar porą tokių savaičių ir viskas įsispręs. Aštuonios ryto. Labai stiprus priešpriešinis vėjas. Mes eilinį kartą darom žygį į darbą. Tik tai šiandien pasirinkau maršrutą tokį tiesiai per aplinkui. Tai pavaikščiosiu po Kauną per visiškai kitokias vietas. Tiesiog man reikia tų žingsnių ir biškį galvą pravėdinti. Taigi juokiaus dar šiandien ryte žmonai sakiau, kad mano šios savaitės video galima būtų sudėti turbūt į 1 minutę. Nes neturėjau laiko.
sunki savaitė, tokia darbinga, labai daug visko, labai daug darbų, labai daug aktyvumo, labai daug ir labai mažai buvo noro kažką filmuotis, kažką daryti, kažką rodyti ir šiaip nelabai ir turėjau ką, nes svoris tai kaip įkaltas, ten, sakykim, nežinau, iškalta akmenyje, ten tampiau aš tas svarstyklės po visą kambarį, galvojau, na, kaip čia taip ar gali būti. Nu, bet žodžiu. Nu ką, o svorio reikaluose pakitimų nėra ir panašu, kad iki rytoj nenusimato. Absoliučiai, jeigu praeitą savaitę tai dar buvo paaugo svoris į viršų, nu tai šią savaitę nepaaugo, bet jis sugrįžo į tai, kas buvo prieš, skaitykim, 2 savaitės. Tai ne rezultatas mum, bet per daug ir nepersistengiau. Jeigu taip paėmus, nepergyvenu nei kiek dėl svorio, nes, tai sakykim, tos 3 savaitės, kurios dabar čia yra po rūkymo, nes pirmadienį bus 3 savaitės, tai tikrai buvo didesnis, sakykim, netgi ėdimas, nevalgymas, nes reikėdavo pagraužtukų, reikėdavo visokių riešutų, o jie kaloringi, ten prišvamdavau ten jų, bet reikėjo rinktis vieną iš 2 blogybių. Bet turbūt, kad čia nėra logiškas dalykas, kai viską meti vienu metu, nes tada kažkuris tai dalykas nesigauna. O jeigu kažkuris dalykas nesigauna, tai ir yra, kreivas dalykas ir yra kreivas, jis nėra tiesus. Tai va, tai reikia kiekvienam dalykui po atskirą projektą daryti. Taigi, konstatuojant, šitą savaitę yra pati nuobodžiausia. Tiesiog nuobodi. Darbas namai, darbo daug, darbas nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro. Žodžiu, oras, kaip ir matot, viskas geltona, čia tikrai gal pro žalius dar praeinu medžius, o šiaip tai viskas jau nugeltonavo, tokia rudeniška, net nesakyčiau, kad depresija, bet tokia melancholija. Tai, kad aš buvau užsibrėžęs per 12 savaičių numest 10 kg, tai praėjus 8, nes šitą savaitę yra 8, yra numesta pusė svorio. Taip, kad aš turbūt būsiu prašovęs. Tikrai plaukų nesirausiu, maikių neplėšysiu, jeigu man nesigaus, tai man buvo įdomu savo iššūkį išsikelt. Filmavimo, svorio metimo, rūkymo metimo, negerimo, cholesterolio. Labai daug gal ir iššūkių buvo vienoje vietoje. Tam tikri dalykai vyksta, darom. Ir padarysim. Dabar sekmadienis ir einam prabalsuoti. Blusturgį. O pereinam pasižiūrėti. Prabalsavom, apsipirkom, automobilius nuplovėm ir žingsniuojam į darbą. Trumpai šiandien, tai sekmadienį šventinė diena. Negalima ilgai dirbti. Na kas, sekmadienio popietė, čiuožiam namo po darbų. Bandžiau pradėti
savo video redaguoti, bet neturiu nei laiko, nei... Ir šiaip bus, kaip ir minėjau, bus labai liūdnas, trumpas ir panašiai įrašas. Visa savaitė buvo žiauriai užimta, dėl to visiškai nebuvo laiko, kada filmuotis ir kažką. Tai nereiškia, kad valgiau kažką tai blogai ar dar kažką, nesportavau. Ne, viską dariau, bet filmavimui laiko neturėjau, nes miškelį buvo daug reikalų. O reikalai padaro taip, kad atima laiką. Tai ir šiandien dar turėjau ir dirbti, ir bandžiau ir pradėti ir video daryti. Nieko, viskas bus gerai. Dar sakau, dar porą savaičių gali būti tokių, o po to viskas nusiramins ir bus viskas fainai. Nežinau, pragyvenkim, tai šitas video bus toks, koks yra. Svoris grįžo į prieš savaitę buvusi svorį, tai yra toks, koks buvo prieš savaitę. Tai nežinau, geri nepasistumėjau, grįžau tik tai į 2 savaičių rezultatą. Visa kita lyg ir atrodo gerai, nėra nei jokių kažkokių tai blogybių, gal tik tai, kad šiek tiek per daug valgydavau, gal tos elektroninės cigaretės, rūkymas, viskas okei, nieko nebuvo, tai jeigu aš gerai pamenu, tai dabar bus 3 savaitė, kaip ir taip greitai laikas bėga. Bet su ta liūdna gaida, kad sekmadienis ir rytoj į darbą reikia, vadinasi, geros visiems darbo savaitės.